Tikrai sutiksit, kartais tai būna, kad biure arba namie labai jau pritrūksta įkvėpimo darbuotis. Reikia pakeisti aplinką, bent jau mano toksai būdas ir jisai veikia. Ir ką galima padaryti, tai atvažiuoti į visišką centrą, visiškai miesto širdyje, prekybos centre CUP, padirbėti skirtingose vietose, nes čia galima pasistatyti automobilį netgi 2 valandoms visiškai nemokamai, kas vidury centro yra absoliuti prabanga. O čia labai gera vieta yra prisėsti, šiek tiek dar pakvėpuoti grynų orų ir pasigerėti va tokiais simboliniais puodeliais nuo prekybos centro CUP. Taigi šiandien keliauju išbandyti 4 kavinių ir restoranų, kuriuose siūlo vėlyvųjų pusryčių meniu ir aišku labai patogią vietą prisėsti su kompiuteriu. Pirmiausia, pabandysiu padirbėti Vero Cafe kavinėje, kur pusryčių meniu asortimentas yra labai didžiulis ir žinokite visą dieną nuo pat 8 ryto iki 18:30. Man labai patinka Vero Cafe kavinėje, nes čia galima rasti kavos pupelių ir kavos iš įvairiausių pasaulio šalių. Tai ir Etiopija, ir Peru yra, ir Indija, ir Brazilija, ir labai daug kitų. Ir čia yra ir tokios jau sumaltos pupelės, ir dar ne. Žinokit, Benedikto kiaušiniai su voveraitėmis buvo fantastiški. Labai nuoširdžiai rekomenduoju paragauti Vero Cafe kavinėje, o taip pat čia šalia manęs yra ir obuolių aštri latė, kuri yra rudeninė naujiena irgi žiauriai skani. Tai pirmieji darbai ryto nusidirbti ir netgi pirmas susitikimas yra pasidarytas čia pat Vero Cafe kavinėje labai patogiai. Tai noriu priminti dar kartą, kad čia yra vėlyvieji pusryčiai visą dieną ir meniu pagal sezoną. Pavyzdžiui, dabar buvo voveraitės, jos šviežios, lietuviškos, ne šiaip savo iš kažkur tai atgabentos ir buvo tiesiog tobuli pusryčiai. Taigi atėjau į tikrą blynų sostinę Le Crêpe, o čia įdomu, kągi jie turi pasiūlyti būtent pusryčiams. Einam! Tokią ramią labai vietelę darbui susiradau ir įspūdingą vietą, nes Vilnius kaip ant delno atrodo iš visų pusių. Štai taip gražiai. Na štai ir ką mes turim, ogi turim pusryčių meniu, kur yra 4 visiškai skirtingi variantai. Tai matau kepti varškėtukai su uogomis, o kaip skaniai skamba Benedikto kiaušiniai su Le Crêpe šefo sūdytomis lašišomis. Oho! Omletas su kumpiu ir sūriu ir yra lietiniai su Benedikto kiaušiniais. Aišku, Benedikto kiaušiniai šiandien populiarūs, bet mes pabandysim kai ką tokio, ko dar šiandien neragavom, tai yra varškėtukai. Ačiū labai. Dėkui. Na va, o prie pusryčių meniu, jeigu ką nors užsisakote, iš jo gaunate visiškai nemokamai ką tik šviežiai spaustų sulčių, apelsinų sulčių. Vau, žinokit, tokios purios, labai skanios ir sveikos sultys. Tai va toks meno kūrinys pusryčiams iš Le Crêpe. Ragaujam. Šitie varškėtukai kaip saldainiukai atrodo. Wow. Apsilankius Le Crêpe būtų tikra nuodėmė neišbandyti jų ypatingo amerikietiškų blynelių bokšto. Čia yra amerikietiški blyneliai su vištiena, morkomis ir grybais. Tai aš jau nekantrauju pamatyti, kaip tas bokštas atrodo. Keliaukime šiandien pabandyti padirbėti, tai yra Cancan pica. Greipfrutų sulčių, dar irgi užsisakiau, tokių gaivių ir sveikų. Čia, žinokit, vitaminų bomba yra. Laukiam dabar kiaušinienę su dešrelėmis ir lietinių blynelių paragavimui. Oho, laukiam daug. Oho, ačiū labai. Jūs tik pasižiūrėkite, kiek čia
daug gausybę maisto ir čia yra iš pusryčių meniu viskas. Tai mane iškart nustebino šitavo kiaušinienė su pievagrybiais, kaip suprantu, dešrelėmis. Čia dar taip gražiai yra dekoruotas ir pomidoras, salotos, gausus pusryčiai. Štai, o blyneliai irgi atrodo, žinokit, fantastiškai. Man atrodo, ir mažiem vaikam turėtų patikti tas vaizdas. Dabar visko paragausim po truputį. Labai skanu, žinokit, labai. Ir dabar greitai padegustuojam dar blynelio. O jūs tik pažiūrėkit, kokios avietės čia dar taip gardžiai padėta. Ne šiaip uogienė kokia, bet tikros uogos. Nuostabu. Labai skanu tikrai. Čia blyneliai su varške yra. Kaif Cafe irgi turi vėlyvų pusryčių pasiūlymų ir tikrai visą dieną galima rasti ir labai sočių sumuštinių, ir granolos nusipirkti, ir tinginio desertų, ir aišku, skanių rudeninių kavos naujienų. Čia, ponios ir ponai, yra kaštonų medaus latė. Jūs tik pasižiūrėkit, kaip įspūdingai atrodo, visai ne kaip darbo dienai, o tokiai mini šventei. Tai vat, kad prašviesėtų ta diena, darbo diena. Nu tikrai žinokit, jeigu kartesnio tokia darbo diena, tai pasisaldinimui pats tas. Dar noriu paminėti, kad ir Vero Cafe, ir Kaif Cafe yra taikomos nuolaidos kavai, jeigu ateinate su savo puodeliu.